Sveiki visi, sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą, tai šiam video siūlau pasimti kažkokių užkandžių, pasidaryti kavos ar arbatos. Aš turiu sulčių, už tai, kad šiandieną ketinu šiek tiek su jumis pasišnekėti apie makiažo priemonės ir iš tikrųjų net šiek tiek apie veido priežiūros ir apie plaukų priežiūros priemonės, bet labai nedaug. Papasakosiu jums apie produktus, kurie man labiausiai patiko per tuos 3 mėnesius. Tai yra produktai, kuriuos aš arba išbandžiau šiuo sezonu, arba tiesiog iš naujo įsimylėjau ar atradau. Tai iš tikrųjų dar norėjau pasakyti vieną dalyką, kad šitie produktai man patinka dėl mano asmeninių priežasčių ir jeigu man jie patinka, tai nereiškia, kad patiks ir jums. Tai šiuo video nenoriu skatinti jūsų eiti, pirkti. Tiesiog noriu pasidalinti savo kaip paprasto žmogaus naudojančią kosmetiką nuomonę ir galbūt padėsiu jums apsispręsti, jeigu kažkada galvojate pabandyti tą produktą, galbūt kažkiek padėsiu ir tiesiog pasakysiu, kaip tai atrodo iš mano pusės. Tai manau galime pradėti. Tai šitas aliejukas man iš tikrųjų yra visiškai nepakeičiamas. Tai yra Safira Mineral Serum aliejukas. Bandžiau daryti nuo jo ilgą pertrauką ir išbandyti visokių kitokių aliejukų, nors ir taip aš esu daug išbandžius, bet būtent kai pradėjau taip mylėti šitą aliejuką, norėjau surasti kažką pigesnę versiją, bet kad ir ką išbandžiau, man niekas neprilygo šiam ir vis tiek aš jį vėl nusipirkau. Tiksliau, mama man jį nupirko prieš mėnesį ar 2 ir dar tik tais kiek, nežinau ar matot, yra čia linija, kiek aš jo išnaudojau. Tai esmė šito aliejuko yra ta, kad jisai man visiškai neapsunkina plaukų, visiškai jų nesuriebaluoja. Aš galiu pasiėmus to aliejuko laisvai tepti ir šaknis, nes man iš tikrųjų labai veliasi plaukai nuo pat šaknų ir aš laisvai su šito aliejuku galiu pereiti per visą galvą, nebūtinai per galiukus ir jie liks žvilgantis, ir jie liks paklusnus ir šitas aliejukas man tikrai yra vienas iš tokių, kuriuo aš tikrai pasitikiu ir labai dažnai, ypatingai kai turėjau ilgus plaukus, susilaukdavau komplimentų, kad mano labai yra gražus plaukai, kad jie žvilga, kad jie atrodo sveiki ir tai galiu pasakyti yra visiškai šito aliejuko dėka. Tai manau daug kas žinote, kad aš turiu labai juodus plaukus. Net kažkada Instagrame esu pasidalinusi Instagramo story, kur klausiau, galbūt kažkas gali padėti, nes aš išbandžiau tiek daug visokių naminių kaukių ir visokių ten būdų, kaip išnaikinti tos plaukus, bet man niekas nepadėjo. Nežinau, kodėl taip yra, nes aš geriu daug vandens. Aš nepasakyčiau, kad aš visada pailsiu, bet tikrai kai pailsiu, jie būna lygiai tokie patys, kaip ir aš būčiau nemiegojus 2 paras. Viena mergina man parekomendavo šitą kremą, Clinique Pep Start Eye Cream. Aš negaliu pasakyti, kad šitas kremas visiškai man panaikina juodus paakius, tikrai taip nėra, bet kiek aš esu bandžius kažkokių kremų, nei vienas jų man iš tikrųjų nepadarydavo jokio efekto. Bet kai pradėjau naudoti šį kremą, jeigu aš jį naudoju tikrai sąžiningai kiekvieną dieną, bent jau vakare ir ryte, jeigu nesitepu makiažo, tai šitas kremas man iš tikrųjų labai padeda. Jisai man neišnaikina visiškai po akių, bet tikrai labai padeda ir jis turi netokį šaldantį efektą, tai iš tikrųjų labai malonus ant akių. Atsimenu, kai jo nenaudojau, pas mane būdavo pakys eidavo iki pat šitos vietos ir būdavo toks net kaip ruožas ir dabar jo visiškai neliko, dabar turiu praktiškai tik tais čia tokimus. Tai bazė yra Smashbox Photo Finish Primerizer. Jinai man labai padeda dėl mano sausos odos, nes jinai yra šiek tiek drėkinanti ir makiažas jos atrodo labai gražiai ant viršaus ir net nemoku paaiškinti, bet kai aš užtepu šitą bazę ir tada užtepu ant viršaus kažkokią pudrą, ta pudra atrodo lyg būtų iš savęs tokia švytinti šiek tiek, nes ta bazė yra tokia labai, nežinau, šlapia, tokia labai drėgna ir jinai išdrėkina veidą labai gerai. Ir kas man labai patinka, kad šita bazė, nors ir jinai tokia vandeninga ir, nežinau kaip pasakyti, šlapia, jinai vis tiek turi iš savęs tą tokį kibimą ir pudra labai gerai kimba ir nenubėga dienos eigoj ir išsilaiko ilgiau. Nežinau, ar labai jau ten ilgiau išsilaiko, kažkaip nepastebėjau, bet tikrai padeda išsilaikyti ir nesusiriebaluoja veidas. Tai pudra yra iš Physicians Formula The Healthy Foundation. Mano spalva yra LN3. Yra toks juokingas dalykas su šita pudra, nes šiaip mano pati mėgstamiausia pudra yra iš Estee Lauder Double Wear. Ir aš net esu užsipirkus dar vieną bonkutę, kai šita pasibaigs.
nes aš be šitos pudros visiškai negalėjau gyventi visą vasarą ir, o dieve, kiek laiko, tiesiog jinai man yra pati geriausia, bet kažkada apie ją pašnekėsiu vėliau. Bet esmė yra, kodėl aš jos dabar nenaudoju, dėl to, kad jinai yra gan tamsi, o aš esu jau per balta. Tai va dabar man kaip tik yra metas išbandyti daug kitokių pudrų ir šitą pudrą laikau vasarai ir kai jau būsiu šiek tiek labiau degus. Tai esmė su šita pudra yra ta, kad aš apskritai mėgstu pilną maskavimo pudras, bet šita pudra jinai turi tokį lengvą ar vidutinį maskavimą ir aš niekada nesu sulaukusi tiek daug komplimentų apie savo veidą, kiek su šia pudra aš visada sulaukiu. Nežinau, tiesiog po šitos pudros aš pradėjau mėgti tą lengvą, natūralų makiažo įvaizdį. Tai jo, vienintelis minusas šitoj pudroj tai yra jos kvapas, nes, man tai jinai tiesiog smirda alkoholiu, bet iš tikrųjų jinai man kažkokių problemų visai nesukėlė veidui, tai aišku, galėtų tą kvapą ir nebūti, bet man jinai vis tiek labai patinka ir aš vis tiek ją toliau naudosiu. Su maskuokliu, tai manau jau daug kas žinote, kad mano mėgstamiausias apskritai visų laikų maskuoklis nuo tada, kai jį atradau, yra Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Mano spalva yra Porcelain. Tai dėl ko man patinka šitas maskuoklis, tai dėl to, nes pirmas dalykas, jisai man nesubėga į raukšleles. Na, aišku, jeigu aš jo per daug panaudosiu, tai jisai man subėgs, bet šiaip jisai man nesubėga į raukšles taip, kaip kiti maskuokliai subėga. Kitas dalykas, jisai turi man visiškai pakankamą maskavimą ir jisai man visiškai neapsunkina odas. Tiesiog iš visų maskuoklių, kokius esu naudojusi pilno maskavimo, šitas man jaučiasi lengviausiai ant odos, geriausiai užmaskuoja ir plus labai lengvai sklaidosi. Tada apie sausą fiksuojančią pudrą, tai mano visų laikų mėgstamiausia būtų RCMA No Color Powder. Tai šita sausa pudra yra man geriausiai tinkanti sausa pudra, kuri neišsausina veidą ir neparyškina to sausumo ant jos, bet aš jos tiek šiuo metu nebenaudoju, tai aš nenoriu jos paminėti šitame video, nors ir jinai man labai patinka. Yra kita sausa pudra, kurią aš dar labai nesenai turiu, iš tikrųjų labai nesenai, bet video metu aš sakiau, kad man jinai nelabai turbūt patinka, bet iš tikrųjų persigalvojau. Tai yra Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Setting Powder ir mano spalva yra Butter. Tai šita sausa pudra man patinka ne visam veidui užfiksuoti, bet paakiam, už tai, kad jinai turi žiauriai tokį blurinantį efektą. Ir aš esu šiandien su ją pasidažiusi, tai pavyzdžiui, tam beikinimui, pavyzdžiui, šitose vietose man jinai nepatinka, nes kai jinai yra užtepta ant veido su to kempinėlė kaip beikinimui, jinai vėliau gražiai nenusivalo ir lieka toks ruoželis, tai tam jinai man nelabai patinka ir apskritai visam veidui, bet man labai patinka jinai paakiam. Nežinau, ar verta ją pirkti dėl to, bet galbūt jum jinai patiktų ir taip, nes jinai tikrai, manau, tinka sausiaodėm merginom, dėl to man jinai labai patinka, bet jeigu aš ją naudoju ties šitom vietom ar ties kakta, man šiek tiek pradeda riebaluotis, tai jinai galėtų būti man šiek tiek labiau matinė. Tai noriu pašnekėti apie šitą Physicians Formula Butter Bronzer. Mano šiek tiek sulūžo uždarimas, tai bus smagu, su ją negalėsiu turbūt niekur keliauti. Bet man šitas bronzeris labai patinka, nes jis yra iš pigesnės kategorijos kosmetikos. Ir galiu pasakyti, kad jisai tikrai atlieka man labai panašų darbą, kaip mano mėgstamiausias Marc Jacobs bronzeris. Šitas bronzeris yra mano apskritai mėgstamiausias bronzeris, nes kaip jau ir esu minėjusi savo viename video, šitas bronzeris man visiškai nepadaro to tokio purvino bronzinimo ant veido. Nu, žinot, kaip kartais būna, paimi per daug ir tada plemą iš karto uždedi ir jau vėliau neišsklaidysi. Tai su šitų dalykų man taip niekada nebūna, man jis visą laiką labai gražiai pabronzina, labai gražiai išsklaido ir spalva gražiai atrodo. Tačiau atradau šitą pigesnės kategorijos bronzerį ir jisai turi šiek tiek savyje, jeigu pasižiūri, jisai turi savyje šiek tiek to tokio blizgučio, kai jisai yra viduj. Nežinau, ar jūs kažką matote, turbūt ne, bet jisai turi šiek tiek to tokio blizgėjimo, bet tai nėra blizgučiai, jisai tiesiog iš savęs toks yra, bet ant veido visiškai negaliu pasakyti taip, kad jisai blizga ar suteikia kažkokį švytėjimą ant veido, jis atrodo visiškai natūraliai, taip galiu pasakyti, natūraliai, tikrai nematinis, tikrai ne švilgantis, bet toks gal natūralus, kažkas tokio, tai šitas dalykas yra žiauriai geras. Yra Tarte's Pro Glow to Go paletė, joje yra
bronzeris, joje yra 2 iluminatoriai. Ir šitas bronzeris yra toks, aš jo labai daug naudoju, jisai toks, nieko ypatingo. Šitas iluminatorius, jisai man turi šiek tiek tokį, matosi gal šiek tiek, kad jisai turi tokį rožinį kažkiek atspalvį. Ir tada šitas vidurinis yra tas iluminatorius, dėl ko aš galiu išprotėti. Aišku, gal dabar jisai neatrodo taip wow, bet dėl ko man jisai labai patinka ir dėl ko aš jį dabar giriu. Kas man labai nepatinka, kai iluminatoriai savyje turi tokio blizgučio grynai. Ir atrodo, vėliau pilnas veidas būna tų blizgučių. Man patinka, kai iluminatorius atrodo toks net kaip šlapias ant veido, nes jis iš savęs turi tokį žvilgesį, bet neturi tų blizgučių dalelių, nežinau kaip paaiškinti. Tai šitas iluminatorius atrodo tiesiog kaip pakoreguota Instagramo nuotrauka, kur tiesiog žvilga veidas. Jis turi tokį gražų spindesį, nemoku net paaiškinti. Nuo tada, kai jį atradau dar kartą, aš pradėjau jį naudoti visada kažkokiai svarbesniai progai arba kada tikrai noriu labai gražiai švytėti ir kai noriu būti užtikrinta, kad mano iluminatorius atrodys natūraliai, bet ir tuo pačiu turės tą tokį tokį spindesį. Tada, manau, pašnekėsiu apie antakius. Su antakiais yra toks dalykas, kad irgi, manau, dauguma žinot jau apie ką šnekėsiu. Tai aišku yra Benefit Precisely My Brow Pencil. Mano spalva yra 4,5. Tai šitas pieštukas, aš tikrai nesitikėjau, kad man jisai patiks, nes aš nesu pieštukų mėgėja. Jau matėte, žinot, koks yra juokingas dalykas, kad aš padariau video, kaip dažausi antakius ir grinai po to video pakeičiau visą savo antakių rutiną. Nesupraskit manęs klaidingai, man vis tiek tai patinka dažytis ir aš tikrai grįšiu vėl prie to stiliaus, bet nuo tada, kai šitą pieštuką panaudojau, man jisai tiesiog taip prilipo, kad viskas, nieko daugiau nebenoriu. Nežinau net iš tikrųjų ką pasakyti, man labai patinka, kaip jis piešia, jis yra labai minkštas. Jį galima lengvai prasklaidyti. Galbūt vienas minusas būtų tas, kad pats tas pieštukas nėra toks labai plonas, tai aš negaliu tų plaukelių išpiešti, bet man dėl to vis tiek viskas yra gerai, man jisai vis tiek labai patinka. Pašnekėkim apie akių pravedimą. Man yra svarbu 2 dalykai akių pravedime. Tai kad jisai būtų labai juodas ir kad jisai išsilaikytų ilgai ir nenubėgtų. Nes mano akys yra gan jautrios. Jautrios ta prasme, kad jeigu aš išeinu į lauką, aš būnu pasidažęs ir papučia vėjas, aš iškart pradedu verkti. Bet čia, manau, labai daugam tai būna. Tai man yra labai sunku susirasti tokį pravedimą, kuris man iš karto nenuvarvėtų. Ir visi mano iki šiol naudoti pravedimai nuvarvėjo. Ir dėl to taip įpratau nenaudoti to pravedimo, kad net ir per video labai dažnai nepanaudoju ir manau pastebėjot, nes tiesiog esu jau pripratus nebenaudoti. Bet iš tikrųjų su šitu pravedimu yra kitaip, bet aš vis tiek dar turiu tą tokį kažkokį, nežinau, tingėjimą gal naudoti pravedimą, ar kažkaip pradėjau save mėgti be pravedimo. Čia yra Fenty Beauty Flineliner. Tai visų pirma, tai yra žiauriai patogi plunksna. Nežinau, ar taip galima pavadinti. Yra be galo lengva su šitu pravedimu nusipiešti pravedimą. Jisai nėra toks juodas, kaip aš norėčiau. Čia galbūt būtų minusas. Tačiau jau minėjau irgi praeitam video, kad vasarą buvau festivalį. Aš pasidažiau anksti ryte, tai ten buvo gal kokios 3-4 ryto. Tada mes su traukiniu ir su autobusu važiavom į Budapeštą. Budapešte mes, visų pirma, tai buvo virš 30, apie 40 laipsnių. Aš buvau su pilnu makiažu, su viskuo, ko tik įmanoma. Ir festivalį mes įėjom apie 12 ryto gal kažkur, gal biškį vėliau. Tada per visą dieną ir per visą naktį iki kito ryto kažkur 9 ar 10 man išlaikė makiažas. Būtent iš tikrųjų dėl to aš šitą pravedimą toliau ir naudojau, nes aš su juo miegojau atsirėmus į Danielio ranką, mano akis buvo sulindus į jį, mano visas žandas buvo sulindęs į jį ir mano pravedimas liko visiškai savo vietoj. Aš tikrai nemeluoju, net man atrodo yra viena nuotrauka mano Instagrame, tikrai atlieka savo darbą, yra beprotiškai lengva su juo dirbti, jisai išsilaiko, jisai yra pakankamai juodas.
Ir sakau, svarbiausia, man paliko tą įspūdį festivalį. Tada pereinam prie tokios įdomesnės dalies, įdomiausias turbūt dalies, bent jau man, tai yra šešėlių paletės. Tai turiu 2 paletes. Tai pirmą pašnekėsiu apie vieną, dėl kurios man neskauda širdies. Tai yra Urban Decay Born to Run paletė. Manau, dauguma žino šitą paletę, nes aš žinau, kad jinai patinka tikrai labai daugam. Tai dėl ko man šita paletė tai patinka, tai visų pirma, dar prieš ją nusiperkant, kai aš pamačiau, kad jinai yra išleidžiama, kai pamačiau jos dizainą. Aišku, aš nepirksiu produkto dėl dizaino, bet vis tiek tai buvo kažkoks pliusas. Kai pamačiau, kokios yra spalvos, kaip viskas atrodo, aš tiesiog supratau, kad man reikia šitos paletės ir kai aš ją nusipirkau, aš visiškai nenusivyliau. Pirmas dalykas tai dėl pigmentacijos, dėl sklaidimosi. Na, aš turiu daugiau palečių, kurios man irgi sklaidos ir yra pigmentuotos. Tačiau kodėl man jinai tai patinka, tai dėl šešėlių, nes čia yra visokių spalvų, kokių noriu. Pirmas dalykas yra šiek tiek į rožinių, šita spalva man nerealiai patinka, šią visą laiką naudoju kaip pereinamąją spalvą, yra ir violetinių spalvų, yra ir šiek tiek ir raudoną, ir rudą nešančių tokių, jeigu norisi paprastesnio įvaizdžio, kažkokio žemiško labiau. Tada ir yra visokių įdomesnių spalvų, ir žalia, ir mėlyna, ir auksinė, ir tokia kaip tamsiai violetinė. Nežinau, man tiesiog šita paletė turi kažką tokio, kad aš visą laiką ją pasižiūrėjus gaunu įkvėpimą. Tai šiandien irgi esu pasidažiusi tik naudojant šitą paletę. Ir kita paletė iš tikrųjų, apie kurią daug nešnekėsiu ir dėl kurios šiek tiek, ne tai kad ant savęs pykstu, bet aš visą laiką buvau nusistačius prieš Anastasia Beverly Hills paletės. Aš maniau, kad jos yra pervertintos ir kad spalvos yra nieko neišsiskiriančios. Aš žinau, kad jos turi labai daug nubyrėjimo. Nežinau, vieni žmonės sako, kad jiem patinka, kitiem nepatinka. Ir aš visada galvodavau, kad patinka tiem, kurie moka tiesiog už vardą, o nepatinka tiem, kurie žiūri labiau kokybę. Tai buvo mano visiškas durnas įsitikinimas, kol aš pati nusipirkau pirmąją savo Anastasios Beverly Hills paletę. Tai yra Soft Glam. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad nežinau, kuom šita paletė man tai patinka, nes spalvos joje nėra tokios labai ypatingos. Ta prasme, taip, jos yra labai gražios, bet, na, aš mėgstu tokias ryškesnės, užuovesnės. Na, tai nėra tokia paletė, į kurią aš pasižiūrėjus parduotuvėj galvočiau, va, man jos reikia. Tai kai nusipirkau šitą paletę, iš tikrųjų labai maloniai nudžiugau. Pamenu, ją pirmą kartą panaudojau, kai su Danieliu važiavom į kelionę, man atrodo. Ir aš tiesiog greitai pasidažiau, belenkaip išbandžiau ją pirmą kartą ir buvau tokia, okei, nes aš ją taip prasklaidžiau porą kartų ir viskas buvo gražu. Tai vienas minusas yra tas, kad jinai tikrai turi daug nubyrėjimo, bet man tai nėra problema, jeigu paletė turi nubyrėjimo, jeigu jinai vis tiek gražiai sklaidos, jeigu jinai yra pigmentuota, jeigu jinai man nekelia jokių problemų, kas sieja kokybę. Ir man tikrai su šita paletė taip nėra. Ir matėte, aš dariau ir dūminio įvaizdžio tutorialą su šita palete ir apskritai jinai man labai patinka kažkokiam akcentui arba, pavyzdžiui, pereinamom spalvom, nes yra labai daug gražių. Man, pavyzdžiui, labai šita patinka spalva, man labai patinka šitos 3 blizgančios spalvos ir ta bordo labai graži, nežinau, tiesiog šita paletė man labai patinka tokiam paprastesniam, tam rudam kažkokiam įvaizdžiui ar kažkam paprasčiau, bet kai nori spindėti ir labai atrodyti moteriškai ir ne per daug. Nuo tada, kai ją nusipirkau, dabar labai noriu nusipirkti ir Norviną, nes man labai patinka violetiniai šešėliai, bet aš tokių daug neturiu. Ir labai noriu nusipirkti Sultry paletę, nes šiaip man ta paletė visiškai nepatiko, kai jinai išėjo į prekybą. Aš galvojau, kad tikrai ne man, nes man nepatinka tokie šalti tonai ir šiaip man ta paletė buvo tokia visiškai paprasta. Bet išgirdau labai daug nuomonių, kad žmonėm tikrai jinai labai patinka ir kad jinai nėra tokia jau paprasta ir kad labai daug kas turėjo tokią pačią nuomonę kaip aš, kol nenusipirko ir nepabandė. Tai dėl to labai noriu pabandyti tą paletę, nes ir labai esu mačius daug gražių įvaizdžių su jie sukurtų, o jinai man, kai ją tiesiog pasižiūri, jinai man visiškai kažkaip, nežinau, nesuteikia tokio kažkokio
kad oho, kiek aš čia galėčiau daug su ją padaryti. Tai čia buvo dvi mano paletės, mano favoritas šio sezono metu, taip galiu pasakyti, ir šiaip kurios patapo dabar pastaruoju metu mano favoritėm. Nors aš turiu palečių, kurias myliu ir daugiau, bet tiesiog labai norėjau šitas paminėti būtent šitame video. Tada, kalbant toliau apie akis, tai noriu pašnekėti apie tušus. Man patinka Tarte's tušai, man patinka Benefit tušai, man patinka Too Faced tušai, bet šiame video noriu paminėti Essence tušus. Žinau, kad dauguma labai myli Essence, kiti labai nusistatė prieš Essence, nes tai yra viena pigiausių kosmetikos produktų linijų, kompanijų. Bet iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kad man žiauriai patinka jų tušai. Tai turiu omeny du tušus. Vienas yra Lash Princess, yra violetiniam detalėm, nes žinau, kad yra ir kitokių spalvų detalių. Ir tada Volume Stylist. Tai būtent šitie du tušai man labai patinka. Šitas yra, man atrodo, mano trečias buteliukas, o šitas yra, man atrodo, mano antras buteliukas. Tai ko aš noriu iš blakstienų? Aš noriu, kad jos atrodytų kuo nenatūraliau. Kad jos atrodytų nenatūraliai, turiu omeny, kad jos būtų labai tokios tankios ir labai ryškios, kad atrodytų, lyg aš esu prisiklijavusi dirbtinės blakstienas, bet tuo pačiu ir nenoriu, kad jos būtų sulipusios ir tokios nekokybiškai atrodančios. Ypatingai šitas man tikrai padaro tokį efektą, man jų nesulipina ir aš galiu tikrai jas padaryti labai labai ryškės ir tokias didelės, tai dėl to man jisai labai patinka. Ir pasakyčiau, kad aišku, jie šiek tiek turi tą, kaip pasakyti, nubyrėjimą ar nusivalymą ties vokų dienos eigoje ar gale. Bet aš turiu ir brangių tušų, kurie padaro lygiai tą patį. Tai aš visą laiką mėgau labai matinius dažus, man tik tokie patiko. Ir aš dažydavus tik tais tom nude spalvom, tik tais matiniai, ta pati istorija. Čia yra Fenty Gloss Bomb ir mano spalva yra Fenty Glow. Tai čia yra lūpų blizgis, kuris turi šiek tiek spalvos. Jisai, jeigu nepasidažius lūpų, neatrodo taip gražiai ant viršaus, bet jeigu jau esu pasidažius lūpą su kažkokiu lūpdažiu ir užsitepu ant viršaus, tai mano lūpas atrodo, man bent jau nežmoniškai gražiai ir jisai nėra toks kibus, kai būna daug lūpdažių, tų blizgių tokių, kad pasitepi lūpas ir vėliau jos tokias, pavyzdžiui, šitas, kurį dabar pasitepus, aš dabar turiu Kiko Milano Jelly Beam, tai jisai toks, bet šitas yra toks malonus ir toks, nežinau, tiesiog aš visą laiką nemėgau blizgančių lūpdažių, man visada nepatiko, bet kai pabandžiau šitą, aš pakeičiau savo nuomonę iš karto ir va jau nusipirkau ir Bekos. Tiesiog man jisai labai patinka, man labai patinka, kaip jisai atrodo ant lūpų, man labai patinka, kaip jisai tepasi, man labai patinka net ir jo kvapas, nes jis kvepia. Žinot, kuo kvepia? Žinot, kai vaikystėje būdavo ta žiauriai pigi kosmetika, kur ten vos ne lėles tik dažydavom su jie. Tokie labai visokie spalvota ir tie būdavo lūpdažiai tokie, kur kvepia tokiais kaip saldainiais. Galiu jį laisvai tepti ant matinio lūpdažio viršaus, ant bet kokio lūpdažio viršaus, jisai labai gražiai atrodys. Tai va, tai pabaigiau savo šnekėjimus apie produktus, kurie man labai patiko šiuo sezonu. Tai tikiuosi, kad su savo nuomonę padėjau galbūt kažkam, ar tiesiog buvo įdomu žiūrėti. Ir tokį video kitą kartą darysiu jau pavasario gale. Bet žinoma, tuo tarpu pasidalinsiu su jumis ir šiaip galbūt kokiais produktais, kurie man labai patiko, arba produktais, kurie man nepatiko. Tai vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, tai jeigu jūs turite ar atradote kažkokių žiauriai nerealių produktų būtent šio žiemos sezono metu, ar galbūt ir net prieš tai, galbūt tik dabar, galbūt tai nėra produktai, kuriuos naudojat mėnesius, galbūt naudojat tik tais 3 savaitės kiekvieną dieną ir jums labai patiko kažkokie tiesiog perliukai, tai prašau labai pasidalinkit su manim, man būtų be galo įdomu sužinoti. Tai va, tai manau su jumis atsisveikinsiu, tikiuosi video patiko, buvo įdomus ir naudingas ir susitiksime kitame. Iki!